čia aš Klaudija ir šiandien pristatysiu spalio mėnesio žurnalą. Atsiprašau, kad jį pristatau tik dabar, tiesiog dabar tik radau laiko. Tai gal jau lėkam jį pristatyti. Na, štai ir turime žurnalą ir priedą. Aišku, priedas truputėlį vėliau. O dabar einame prie žurnalo. Na ir gerai. Čia yra parašyta 10 mėnesio 2015 metų. Toliau čia yra parašyta Monster High, labai mažas toks logo. Toliau yra didelis Monster High. Toliau yra gražuolė Ketė, Nua ir Claudine Wolf. Na ir štai jos pagrindinės vampės. Toliau čia yra parašyta pritrenkiantis priedas pasiutusi slapta skrinelė. Ir aišku, čia laikiai kerinti monstrų klasę. Na ir čia ką rasime, kiek kainavo, tralelė. Tad verčiame pirmą puslapį. Pirmam puslapį yra pagrindinė vampė Frankė. Na ir tai čia parašyta, ką rasime šiame numeryje. Kitame puslapyje rasime turinį. Ir čia yra Claudine Wolf. Na ir čia tas priedas. Gerai, verčiame kitą puslapį. Pristatymas. Pristato Garotas Durokas. Ir čia yra apie jį viskas parašyta. Na, čia gal kažkam kažkas biški matos. Tad verčiame kitą puslapį. Ir čia yra Oracle. Ir čia yra tos Sport Girls. Ir tos tikriau sportuojančias vampės. Tai yra Spectra, Claudine ir Trolliai. Čia dašonė opereta. Na, čia parašyta žiauriai žavi ir be sporto klubo. Na, tai va. Kitas puslapis. Košmariškas komiksas. Ir štai yra viskas, na, komiksas yra apie Spektrą. Na ir čia parašyta. Toliau patikimas testas. Ir čia yra Drakulaura ir Giulija. Na ir čia, kaip ir visą laiką, būna tokia. Ir vėl košmariškas komiksas, bet šį kartą apie Gilą. Toliau stingdantis stilius. Tai yra Claudine, Frankė, Rošelė, Kaleo. Na ir čia jos pristato savo tokius kaip ir rubelius. Plakatas vėliau eina su Jenniferė Skelita Howlingige opereta ir Twyla. Toliau stingdantis stilius. Ir čia yra Claudine Wolf. Ir čia kaip kažkokius gražius aulinukus pasidaryti. Toliau čia yra mielas dienoraštį. Ir čia dienoraštis priklauso Lornai Magnesei. Na ir štai visas Lornos dienoraštis. Vėliau galingi galvosakiai. Na, ir čia yra visokiausi vampių ir vampinų. Ir, na, aišku, yra tokie galvosakiai. Ir vėl galingi galvosakiai. Ir toliau stingdantis stilius. Ir čia yra Howlin. Ir čia rodo, kas jos žiauriai gražiam rankinuke. Toliau baisiai bjauru. Na, ir čia parašyta, toje gerbėjų, žinot, istorijas. Kitame puslapyje yra plakatas. Žiauriai gražus, man, pavyzdžiui, patinka. Horoskopas. Ką žada žvaigždės spalį ir štai yra Venera. Na ir čia visi horoskopai. Monstrų paštas ir štai visi monstrų piešti piešinėliai. Labai gražu. Kitame puslapyje yra plakatas su Frankė, Drakulaura ir Claudine. Žiauriai gražus, ar ne? Na ir galiai yra ko ieškoti kitame žurnale. Tai va, jį pristatysiu irgi netrukus. Tai kad gal dar galiu pasakyti ačiū, kad žiūrėjote mano žurnalo pristatymą. Palaukit, o kaip mes be priedo? Na štai yra mūsų priedas. Tokia yra žiauriai graži skrinelė su tokia spinelė ir rakteliu. Skrinelė atrodo, nu, tiesiog paprastai, juoda tokia skrinelė, užsidaro, atsidaro. Spinelė taip pat niekom neypatinga. Nu, o raktelį aš nežinau, man, pavyzdžiui, ta spina neužsirakina, tai nesąmonė. Ir dar bandydama, čia sulaužiu, tai siūlau bandyti ne ant dėžutės. Nes tada ji bus tokia. Na, tai va toks ir priedas. Na, tai ačiū, kad žiūrėjote mano priedą pristatymą ir žurnalo. Žiauriai ačiū, kad žiūrėjote ir tikiuosi,
Kas jo nenusipirko, na, pažiūrėję šią video, pamatys, kas buvo tam žurnale. Tad dar kartą ačiū, kad žiūrėjot ir čia buvo Klaudija. Sudie. O dabar mano gražios nuotraukos. Nesakau, kad jos gražios.